Dabar papasakosiu, kokiu būdu yra daroma pinutė. Šiuo atveju mes keisime 2 ir 2 akis. Iš viso 4 akių pinė gausis. Taip? Keičiame į priekį. Tai yra pirmasias 2 akis mes nukeliame. Sekančias ant pagalbinio virbalo, sekančias 2 akis mes išmezgame gerosiomis akimis. 2 akutes, kurias mes nukėlėme, grąžiname ant virbalo ir išmezgame gerosiomis akimis. Čia šiuo atveju pas mane toliau pagal raštą eina pinutė, kuri yra daroma iš 4 akių, tačiau paliekant 3 akis priekyje ir 1 gale. Rodysiu, kaip tą padaryti. Reikia vėlgi ant pagalbinio virbalo tuo atveju nukelti 3 akis. Sekančiąją akį išmezgu. Pagal raštelį tai yra blogoji akis. Toliau vėlgi 3 grąžiname ant virbalo ir išmezgame jas gerosiomis akimis. Toliau pagal raštelį aš čia mezgu taip, kaip reikia, blogasias akis. Ir vėlgi priartėjome prie vietos, kur man reikia daryti tokią pačią pinelę iš 4 akių, tačiau į kitą pusę. Tokiu atveju mes akytę keliam jau nebe į save, bet nuo savęs. 3 akutes mes tas išmezgame. Mūsų pinė formuosis į dešinėje pusę ir nuo pagalbinio virbalo aš nukeliu akytę ir išmezgu pagal raštą blogiąją akimi. Vėl priartėjau prie pinutės, kuri yra iš 4 akių paprastoji pinė. Vėlgi 2 akutes nukeliam ant pagalbinio virbalo, 2 akutes išmezgam gerosiomis akimis, grąžiname ant virbalo nukeltas akis ir išmezgame gerosiomis.